Šventa Teresė Avilietė yra pasakiusi, dėkingumas labiausiai pritraukia viešpaties malonės. Ta dėsnį aš atradau savo gyvenimu, savo patirtim. Labai netikėtai, visai to nesitikėdama, aš radau tą dėsnį. Kažkada aš sugalvojau padaryti tvarką savo spintose. Pridėjau daiktų ir pagalvojau, kurgi man juos atiduoti. Ir aš nunešiau į vieną vietą, tai pavadinti. Ir ten, ką aš nunešiau, ėmė man labai dėkoti. Aš labai dėkoju, tikrai labai ačiū. Aš išgirdau begalę dėkingumo žodžių. Aš to dar nesuvokiau dėsnio, bet ką aš padariau. Pas mane kilo noras vėl lėkti prie tų spintų ir vėl ten kažko ieškoti. Aš dar nesuvokiau, bet aš tai darau dėl to. Aš vėl padariau tai ir aš vėl tai tą vieną vietą nunešiau. Ir vėl aš išgirdau daugybę dėkingumo žodžių. Žmogus tikrai buvo labai dėkingas už tai. O trečią kartą, kažkurį dieną iš karto, aš tą padariau nunešusi į kitą vietą, pavadinti. O ten pasakė, padėkit čia. Kas įvyksta tuo metu? Ne? Tas šaltinis nori užsidaryti. Ir ten, kur dėkoja, nori tekėti. Ir aš po to jau supratau, kas vyksta. Ir jaučiau tą iš tikrųjų norą duoti tam, kas yra labai dėkingas. Aš prisiminiau tos šventos Teresės Avilietės žodžius ir tik tuomet aš suvokiau jų prasmę. Dėkingumas labiausiai pritraukia viešpaties malonės. Ten, kur dėkingi, ten maišas didėja ir srovė plūsta, upė platėja. Ir kur nėra dėkingumo, jis iš karto siaurėja. Ir aš po to prisiminiau gyvenimą, aš esu gavusi didelių dovanų. Bet aš nebuvau labai dėkinga už jas. Ir kažkaip tai sumažėjo tos didelės dovanos. Aš po to ėmiau tikrinti tą dėsnį. Iš tiesų taip yra. Ir vėl prisiminiau šventos Teresės Avilietės žodžius. Kaip kvėpuoja dėkingas žmogus. Kaip kvėpuojat jūs, kai esate dėkingi už ką nors. Kai jausitės dėkingi, turėkit sąmoningumo prisiminti savo kvėpavimo modelį ir būdą tuo metu, kaip jūs kvėpuojate. Ir galit pabandyti kvėpuoti kitose situacijose tuo būdu. Ir jeigu jums pavyks, kažkas įvyks.